Labai aktyvus, susitikinėja su paprastai žmonėmis. Nebuvo ne vienas meras užsukęs į mano kiemą, o Zalieckas užsuko, pasidomėjo, kaip gyvena, aikštė jo dėka baigta, sutvarkyta. Mes džiaugiamės, kad turim gražią aikštę, turim sceną, yra kur renginius vest. Susirenkam visi. Anksčiau tai buvo grindinys, akmeninis buvo, o dabar labai gražu, kažin ar Respublikoje yra daugiau tokia aikštė. Labai laukiamės tos kovo 1-osios, nes tikrai visas, negaliu pasakyti konkrečiai, kad visi žmonės, bet kiek tenka kalbėtis ir ypatingai mano šeima, tai kito žmogaus, kaip Trakų rajone mero, nemato daugiau. Tikrai labai protingas, geras ūkininkas, turi supratimą visose srityse, su juo gali net ir pasišnekėti ir ūkio reikalais. Jeigu reikia kada kokios pagalbos, nesant jam ir buvusiam merui, man reikėjo pačiai asmeniškai kreiptis, jis tikrai nukreipė man, kur kreiptis, ką daryti, kur rašyti, su kuo pasišnekėti. Mes stovime čia prie Aukštadvario Kristaus Atsimainimo bažnyčios, kuri šventė praėjusiais metais savo 100 metų jubiliejų. Jubiliejaus proga buvo pakeistas Aukštadvario Kristaus Atsimainimo bažnyčios varpas, o iniciatorius šio varpo mūsų aukštadvarietis, kraštietis Vytautas Zalieckas. Žmonės iš tikrųjų labai dėkingi jam, džiaugiasi, dėkoja, nes tikrai dabar turime skambų Aukštadvario varpą. Aš, Vytautas Zalieckas, 1,5 metų dirbau jums, mėly kraštiečiai, ir įrodžiau, manau, savo darbais, kad mes sugebam kartu pasiekti didelių rezultatų ir per ateinantį laikotarpį mes nuveiksim dar didesnius darbus.